bet reikia laikytis tvarkos, tų taisyklių, apie kurias aš jums kalbėjau. Tai dabar mes esame istoriniai kovo 11-osios akto salėj. Na, ką tik minėjom 25-metį, tai turbūt ir mokykloje paminėjo, tai tik čia šioje salėje prieš 25 metus ir buvo pasirašytas mūsų nepriklausomybės atkūrimo aktas. Todėl salė ir vadinasi kovo 11-osios akto salė. Na ir šioje salėje iki 2007-ųjų, kaip jau jums sakiau, vyko visi Seimo posėdžiai. Nuo 2007-ųjų eiliniai posėdžiai vyksta antrose rūmose salėje, dabar kur mes lankėmės, o čia ši salė yra skirta iškilmingiams posėdžiams, tai yra sausio 13, kovo 11, taip pat naujai išrinkti Seimo nariai čia prisiekia, kažkas planuoja kandidatuoti prezidentus, tai va čia šioje salėje ir naujai išrinkto prezidento priesaika vyksta, na ir vyksta įvairūs tarptautiniai renginiai. Dabar sėdėjimo ir darbo tvarka yra tokia pat, ką mes kalbėjom plenarinių posėdžių salėje, ir kas sėdi Seimo narių vietose, tai matot, tos pavardės yra čia pažymėtos. Bet matot, ne šios kadencijos, ne 2012 išrinktų politikų pavardės, o aukščiausios tarybos deputatų, kurie ir čia yra tos vietos pažymėtos, kuriuose jie sėdėjo balsuodami už nepriklausomybės atkūrimą. Na ir čia, ten manęs klausėt salėje, kur diplomatų ložė, bet čia šioje salėje, kadangi vyksta iškilmingi posėdžiai ir į juos įkrė ir prezidentas. Ir tai jau yra parengiamas įstatymo projektas ir pradedamas svarstyti Seime. O gal kas iš jūsų žino, kas pradeda naujai išrinktos kadencijos pirmąjį posėdį? Tai dargi čia prisiekė. Mikrofoną. Ir paskelbti posėdį, salėje nereikia ploti. Posėdis rimtas darbas, sakykit, prašau. Salėje, sakykit, tai garsiai, aiškiai, nes darosi. Dabar, kad būtų jau reikia posėdis pradėtas, reikia įstatymo projektą. Tai dabar sugalvokit, kokią gyvenimo sritį norit. Na, tai dabar, žinoma, būtų sudarytume iš tų, kur svarstyties, taip pat aktualiausias klausimas. Tai dabar darysim, tai aš trumpai pristatysiu procedūrą, o jūs jau padarysit viską, kaip reikalauja Seimo statutas. Tai pirmininkė. O iniciatorė pasakyt turi trumpai pristatydama įstatymo projektą. Kiek dabar trunka atostogos, ką siūlo, nuo kada iki kada, o paskui jau Seimo nariai užduos klausimus, paskui vyks diskusija, o paskui balsuosime ir pritarti po pateikimo. Susitarėm? Taip, tai dabar pirmininkė, paskelbkit, ką svarstom, kvieskit vardu į tribūną iniciatorę pateikti savo pasiūlymą. Ir vardu pakvieskit. Taip, prašau. Svarstome švietimo įstatymą. Kviečiame iniciatorę Norą Grikinienę. Taip, jūs dabar ateikite pasakyti, kiek trunka dabar atostogos iki rugsėjo. O jūs siūlot dabar ar nuo birželio pradėti atostogauti, ar nuo gegužės 25 iki rugsėjo 1, ar nuo birželio 1 iki rugsėjo 10. Į kurią, kaip jūs įsivaizduojate, atostogos truktų nuo iki, kada jau jūs užduoti klausimą dėl to konkretaus įstatymo projekto, kelia ranką, posėdžio pirmininkui suteikia žodį ir tada tai jau trukmė čia griežtai reglamentuota ir apklausimas. Bet reikia sakyti ir vardą. Suteiki žodį Seimo nariai Vilijai. Suteiki žodį Seimo nariai.